Sveiki, čia aš Rokas Babarskas ir šiandien sveikinuosi su jumis iš snieguotos Marijampolės. Pagaliau atėjo žiema ir mes jau kokius gerus 2 mėnesius naudojam termovizorinius priedėlius, kurie turi balistinę skaičiuoklę. Kaip kažkuriam video savo minėjau, tai yra sekanti generacija termovizorinių priedėlių, kurie anksčiau nemokėjo paskaičiuoti balistinės kulkos trajektorijos. Tai va, šiandien atvažiavom su tikslu pasibandyti ir pasitestuoti 2 dalykus ir atsakyti į 2 pačius svarbiausius klausimus. Ar iš tiesų Knockpix Mate H50R2 galima naudoti tiesiai iš dėžutės ištraukus ir naudoti jį medžioklėje, jo neprišaudžius? Ir antro testo esmė bus tokia. Taikinys 200 metrų, 300 metrų, sukabinti pašildukai, testiniai šūviai, be jokių pataisų, tiesiog taikantis į vidurį, žiūrim kiek krenta kulka, na ir lipdome pašilduką ir bandome sumedžioti pašilduką su balistinės skaičiuoklės pagalba ir žiūrime, kaipgi ta balistinė skaičiuoklė veikia, ar jį veikia tiksliai, ar nelabai. Tokie šiandien testai, toks šiandien video, na ir visiems gero žiūrėjimo. Greitis, sakau, nukritęs. Šalta. Tai va, prisišaudžiau savo ginklą. Normos Oryxas nėra pati tinkamiausia mano ginklui kulka. Kita vertus, čia yra grupė. Grupė yra 2,5 cm per centrus. Pasakysiu tiems, kas nežino, horizontaliai ištempta yra mano klaidos, ne ginklo. Taip kad toks šūvis, tokia grupė medžioklė yra daugiau negu pakankama. Ir dabar einam prie įdomesnės dalies. Pašildukas ir ką Mate H50R2 gali tiesiai iš dėžės atstačius gamyklinius parametrus. Tai kągi šiandien naudojam savo testuose. Knockpix Mate H50R, primenu, čia atnaujinta versija, su SmartClip greito montavimo žiedu. Taikiklis pas mane Swarovski Z8i 216 50P. Kodėl šitas? Todėl, kad žiema prasidėjo variminės medžioklės ir mano manymu šitas taikiklis yra universaliausias medžioklėje. 2-3 kartai artinimas pradinis, platus matymo laukas, o bokštelėje ar ten sienė ant 16 kartų. Va taip. Toliau, rankų gamybos šoviniai, to prasme tai yra gaminti šoviniai su Norma Oryx kulka. Mano ginklui jie tinka, grupiai mes tik atšaudėm. Ir Garminas, matuojam greičius. Žodžiu, šaudom nuo stabilių atramų su gerais įtvirtintais ginklais. Nedarom nesąmonių, bandom jums pateikti objektyvę, teisingą, tikslę nuomonę. Tai 100 metrų toks nudvėsęs pašildukas. Bandom, žiūrim, ką gali priedėlis iš dėžės. Trys šūviai, visi pašilduką. Čia gal ir nudvėsęs pašildukas, man sunkiai matosi. Ir kita vertus, nuo šitų priedėlių Mate ir Ultra, ir 50, ir 38, ir Light esu prišaudęs, skaičius maždaug ant kartką. Tikrai nebuvo nei vieno priedėlio, kad su priedėliu nepataikyt. Ok, į 10 cm apskritimą. Ar 100 metrų, ar ten 150 metrų atstumu medžiojant, to užtenka. Va taip. Žinoma, jeigu norėsite medžioti didesniu atstumu, tai yra 200 metrų ar 300 metrų, šiokias tokias korekcijas vis tik tai atlikti reikės, vardan tikslumo, medžioklės etikos ir taiklaus šūvio. Tai va. Tai atsakymas į pirmą klausimą. Ar galima medžioti su Knockpix Mate H50R2 tiesiai iš dėžutės? Atsakau, nedideliu atstumu galima. Nu ką ten nešaukim šiandien. Nors šiandien šalta, bet aš noriu pasidžiaugti, kad mane saugo nuo šalčio mano subinė Hard. Ir tai yra geriausi rūbai medžiokliai iš Outpro LT. Tai va, žiūrėkit, nuimu priedėlį. Šitas žiedas man taikytis nemaišo. Ir bandysiu 2-300 metrų šauti su savo dieniniu taikikliu, pasidaryti tą atžymą
kiekgi krenta kulka 200-300 metrų atstumu, tada montuosiu priedėlį ir naudodamasis balistinę funkciją bandysiu pataikyti į centrą. Pataisų vėjų nedarau, šoninis vėjas yra, jis šiek tiek kulką neša dešiniau, čia yra normalu, lygiai taip pat nedarysiu pataisų ir su priedėliu, ten manau, kad daugmaž atitiks. Galiu pasakyti, kad šūviai viens nuo kito, taip, ta prasme, labai aš čia nekreivinu, nežinau kodėl. Dabar du šoviniai, du šūviai, 300 metrų. Ką dabar darau? Dabar į priedėlį vedu balistinį koeficientą, greitis yra pamatuotas, žodžiu, suvedu balistinius parametrus, tada montuosiu priedėlį ir naudodamasis balistinę funkciją bandysiu pataikyti į centrą. Tai ant 200 metrų man rodos, kad abudu pašildukai yra šūviai, ant 300 metrų tiesiog nedatraukiu. Tai va, einam pasižiūrėti ir arba apsidžiaugsim, arba ne. Grynai žiema atėjo, tas labai džiugina širdį. Ai, gera. Normalus dalykas, kad nukritus temperatūrai keičiasi kulkos greičiai ir vedant balistiką, tas yra svarbu, nes, tarkim, aš žinau, kad šiltų orų šitas šovinys, skrenda kulka apie 800 metrų per sekundę. Dabar kritimas kokie 5 metrai. Ta prasme, iki 755 metrų nuo beveik 800. Tai yra labai ženklus kritimas ir ypatingai tada, kai kulka yra su prastu balistiniu koeficientu, tas duoda labai didelę pataisą. Na gerai, 200 metrų tebūnie, nebus daug, bet 300 metrų jau bus labai rimta pataisa. Ir tą paskaičiuot, pažiūrėsim, kaip paskaičiavo priedėlis. Taikinys 200 metrų. Taikiausi čia. Buvo vėjas šiek tiek gal šoninis didesnis. Okei, čia mano klaidos, tebūnie. Bet kokių 25 cm kirtimas. Naudojant balistinę funkciją, taip, ta pataisa į dešinį yra. Šiek tiek gal ir vėjas pasikeitė, susilpnėjo. Bet pasakyti, kad priedėlis neskaičiuoja balistikos 200 metrų atstumu, man niekaip neapsiverčia liežuvis. Aišku, šiaip vasara, ta kulka, čia va šitas pataikymas, greičiausiai būtų kažkur čia, todėl kad atšalo, aš specialiai šaldžiau šautuvą, specialiai šaldėm šovinius, kad pritraukti viską prie realių sąlygų, taip kaip būna medžioklėje. 300 metrų. Turėtų būti 3 šūviai, bet yra tik tai 2. Taikiausi ir dieniniu taikikliu, ir termovizoriniu priedėliu. Taikiausi va čia. Nėra šūvio, kurį šoviau su dieniniu taikikliu, jis tiesiog nepataikė net į šitą baltą lapą. Kodėl aš nepataikiau į šitą baltą lapą? Atsakau labai paprastai. Dabar yra šalta, kulkos greičiai yra sumažėję. Šiandien specialiai naudojau kulką su žemu balistiniu koeficientu ir jie tiesiog nepataikė į lapą, nes neužteko lapo dydžio. Kai tuo tarpu šūviai su Nokpix Mate H50R abu yra lape, taikiausi štai čia ir mano nuomonė, abu jie yra mirtini. Bent jau šernui. Tai ar verta naudoti tą balistinę funkciją? Manau, kad klausimų nekyla niekam. Siela reikalauja apibendrinimo. Tai ką aš jums galiu pasakyti? Nokpix Mate H50R 2 tiesiai iš dėžės, medžiokliai, šitaip, viskas gerai, medžioti galima nedideliais atstumais, stambesnių žvėrės, vienok norint precizikos, gerbiant žvėrį arba atliekant šūvį didesniu atstumu, rekomenduoju galutinės korekcijas padaryti patiems. Kita vertus, pakankamai turiu patirties ir galiu aiškiai visiems pasakyti, kad šitų priedėlių ir ultrų, ir meitų, įvairiausių su įvairiais lęšiais, esu prišaudęs skaičių N+K, vienu žodžiu, daug nuo žodžio labai.
Ir nebuvo tokio priedėlio, kuris man nerinktų, bent va šitaip iš dėžės. Manau, kad tai yra gerai. Ir medžiojant nedideliais atstumais, to pilnai pakanka. Ir atsakymas į mūsų antrą klausimą, kaip veikia balistika meitose naujuose, aš galiu atsakyti. Jinai veikia ir veikia gerai. 200 metrų iš karto parodė, kad balistika veikia vos neidealiai, nes abu šūviai, kurie buvo paleisti su naudojant balistinę funkciją, skaičiavimus visus, nuėjo idealiai abudu į pašilduką. 300 metrų, vieną šūvį ten aš gal pats nutraukiau žemyn, kitas šūvis buvo taip truputėlį šone nuo pašilduko. Mano nuomonė, tai yra pakankamai geras rezultatas medžioti net ir tokiu atstumu. Kita vertus, tos priemonės, kurias aš šiandien naudojau, ne? Tai stabilus stalas, gera atrama, tik tai kulka. Na taip, tą kulką su prastu balistiniu koeficientu šiandien ėmiau specialiai, tam, kad jums akivaizdžiai parodyčiau, kad kulkos kritimas pasikeitus temperatūrai, atšalus orui, iš 15 cm gali virsti 30, na, iš 300 metrų šūvis su dieniniu taikikliu, nedarant jokios korekcijos ir taikantis ten pat, kur taikaisi su priedėliu, jis tiesiog net nepataiko į tokį didelį, nežinau, A5 turbūt formato lapą. Ar veikia balistinė funkcija meitose? Veikia. Ir veikia gerai. Ar reikia ją naudoti? Čia kiekvienas sprendžiame už save. Bet aš ją naudoju ir džiaugiuosi, kad jinai veikia tiksliai ir gerai. Tai turbūt tiek šiandieną iš buvo saulėta, dabar jau nebe, iš Sūduvos mokomojo šaudymo centro. Ir čia buvo Rokas, Optic Spot, Svarovski, meitai, Jaki. Buvo malonu. Šiandien gera diena, gerai pašaudėm, pavostėm parako. Visiems geros dienos ir ačiū, kad mane žiūrit. Ate.